nemažiau globalių ir su Europos tapatybė irgi susijusių kultūrinio prometeizmo ir ugdymo krizės tematikos, apie kurią kalbės Justina Juodišiūtė. Aš noriu pasakyti, dar girdėjau, kad Justinos senelis mus dabar mato per televiziją, aš nežinau kokiu būdu. Močiutė, tai močiutė sveikinimai nuo visų mūsų, anūkė puikiai ir tuoj visi įsitikinsit. Taip, tai aš savo pranešimą noriu jums priminti tokį vieną pasakojimą, kurį ko gero jūs visi esate girdėjimą. Tai pasakojimas apie tai, kai Prometėjas prieš Dzeuso varlę, norinčią išnaikinti žmonių giminę, pavogė dangaus ugnies. Jis atnešė ją žemėn, išmokė žmonės kurti ir tuo būdu išgelbėjo juos nuo žlugimo. Tačiau sykiu jis atliko ir didelį nusikaltimą, už kurį buvo Dzeuso prikaltas prie Kaukazo uolų, o plėšrus erelis kas 3 dieną atliekdavo ir lesdavo kepenis. Taigi, Prometėjas šitaip tampa žmogaus kūrėjų, nes duodamas ugnį, kartu davė ir lemtingą sugebėjimą įgyti kultūrinius įgūdžius. Tačiau tai buvusi dievų privilegija, kurią jis nusikalstamai suteikia trumpamžiams. Todėl pačią kultūrą turėtume suprasti kaip nusikaltimą prieš dievus. Prometėjas yra mitinis žmogaus kultūrinio veiksmo atspindys, todėl būtent šiuo metu žmonija nuo seno aiškina save ir savo kultūrinę sąmonę. Šis pasakojimas yra tartum vakarų lemties mitas. Antikoje šis mitas buvo aiškintas nevienareikšmiškai. Juk žmonija gavusi galingą sugebėjimą nukreipė jį prieš save pačią ir kariaudama bei nekodama grasino susinaikinti. Tuomet Dzeusas davė žmonėms teisę ir drovumą. Švietimas yra ne kas kita, kaip pažadimas šių kiekviename žmoguje slypinčių gebėjimų, kurie įgalina įgyventi valstybėje. Sofistas mokytojas pasirodė esąs tikrasis Prometėjo kultūrinio veiksmų užbaigėjas. Apšvietos laikais Prometėjo istorija iškelia kitą bruožą, naujai formuojantį visą figūrą. Prometėjas tampa žmogaus skulptoriumi. Na, o tai reiškia, kad žmogus jau nebėra susijęs su dieviška tvarka, kuriai gali nusikalsti ir kuri gali jį sutriuškinti. Žmogus atiduotas pats savo, jį formuoja savo žinojimo ir gebėjimo suvokimas. Naujaisiais amžiais prie senąjį simbolio prisideda genijaus visagalio kūrėjo mitas. Kūrėjas pradedamas laikyti tikruoju žmogumi, nes jis žmogaus vaisingumo galios manifestacija. Kūrybiškas žmogus yra tikrasis dievas. Prometėjo maište ši epocha išvysta savo herojinį dorovinės laisvės idealą. Tai natūralus kultūros posūkis, nes praradusi savo sakralumą, kultūra praranda savo prasmę, atsiveria moralinio nihilizmo beribė erdvė. Pranykus sakralumui, vieta užleidžiama pačią pavojingiausią iliuzijai. Iliuzijai, kad nėra žmogui jokių ribų, kad gyvenimas kaip ir žmogus iš principo yra lankstus. Ir požiūriai, kad šio lankstumo neigimas reiškia ne ką kitą kaip žmogaus autonomiškumo neigimą, taigi ir paties žmogaus paneigimą. Dalyvaudamas modernioje žmogaus sielos gyvenimo istorijoje, Prometėjos simbolis dar kartą permąstomas, siejant jį su kančia. Prometėjas buvo ir šitoks, ne tik herojiškai kuriantis savąjį pasaulį, bet ir nuolatos draskomas Dzeuso erelio. Modernioje žmogaus kančios jaučiamas ne kaip dievo, o kaip paties žmogaus sąlygotas, susijusios su jo sąžine. Kultūrai lemiamas dalykas yra ne tiek ugnies turėjimas, kiek dvasinė jo prielaida – viltis. Tiesa, pati viltis yra apgaulinga. Ji visuomet leidžia gyvuoti ateičiai, kurios juk kada nors nebelieka. Tačiau viltis įgalina pasitikėjimą savimi. Tik todėl, kad kiekvienas nuolatos vildomasis turi ateitį, žmonija kaip visuma išlieka, nors paskiri žmonės ir miršta. Kultūra yra tik tai ten, kur paskiras žmogus ne tik palaiko savo gyvybę, bet ir kuria visiems tai, kuo jis, paskiras žmogus, gal šiandien dar negalės mėgautis. Veiksmas, turintis prasmę gyviesiems, turi vertę tik mirusiems ir yra užbaigiamas tik tuose protuose, kurie jį paveldi ir kvestionuoja. Kultūros esmė yra tragiška prieštara, tai nuolatinis kiekvieno apsigaudinėjimas, tačiau iš viso tiesa, tai ypatingas žinojimas visiems, tačiau ne paskiram žmogui. Kad išlikstų šis kultūros tęstinumas, amžinai kintančiame pasaulyje reikalinga tradicija, kuri atrenka ir įvardyja, kuri perduoda ir išsaugo kultūroje iškoduotos prasmės rėmus, numatančius moralinius horizontus. Pačioje kultūroje ir jos tradicijoje glūdi etinė tiesa. Tai yra sprendimų, kas teisinga, kas gera, kas gražu, kas tikra ir prasminga kriterijai. Atsakomybę už šios tiesos ir pasaulio tęstinumą turi prisiimti mokytojai, nors patys nėra šio pasaulio kūrėjai, net jei jie slapčia ir atvirai norėtų, kad jis būtų kitoks negu yra.
Auklėjimo problema šiuolaikinėme pasaulyje nulėmė tai, kad dėl pačios savo esmės auklėjimas negali atmesti nei autoriteto, nei tradicijos, o kartu turi skleistis tokiame pasaulyje, kuris nei struktūrinamas autoriteto, nei palaikomas tradicijos. Mokytojas šiandien tai vieniša vakarų kultūros viltis, turintis stoti prieš dabartį, kuri ko gero jis sutriškins. Šiuolaikinė mokykla, specializuotame ir fragmentuotame kultūrinėme gyvenime, kelia savo destruktyvų tikslą įdiegti tam tikrus įgūdžius, bet nesuteikti žinojimą. Senasis principas, pagal kurį žinojimo įgyjimas yra neatsiejamas nuo proto ir asmenybės ugdymo, nuėjo užmarštin. Dabar stengiamasi skatinti pozityvų žinojimą, siejamą su žmogumi ir materija, taigi ir produktyvumu, o ne kritinį refleksyvų žinojimą, netiesiogiai ar tiesiogiai tyrinti vertes ir tikslus. Ryšys tarp praeities ir ateities didėja, nes individas, kurį mokė tik įgūdžių, nebeturi naratyvinio žinojimo, nesugeba papasakoti savo kultūros, tai yra ir savo paties istorijos, nebeturi atraminių vertybių ar tikslų. Dar daugiau, pragmatinio naturalistinio švietimo vienas tikslų ir yra kvestionuoti visą, kas paveldėta ir pripažinta, iš naujo vertinti vakarų civilizaciją ir jos pamatinės vertybės. Jei cituotumėm vieną žinomiausių 20 amžiaus ugdymo filosofų, Johną Dewey, ugdymo tikslas yra neįamžinti tai, kas paveldėta, bet tai užginčyti. Taigi kyla pavojus, kad kartą sulaužyta tradicija nebus taip paprasta atstatyti. Klausimas. Jei dėl kokios nors priežasties nepripažinsime ir ignoruosime senovės graikų ar krikščioniškos vakarų kultūros ištakas, ar Europos civilizacija išliks? Žinoma, aš netikiu, kad žmogus tą turi žinoti savo pasakojimą. Vaikas turi būti mokomas išklausyti ir suprasti kitų pasakojimus, atpažinti kitas tradicijas, kad suprastų, jog esama fundamentalių nesutarimų dėl to, kas yra galutinis žmogiškasis gėris. Taip turėtų būti suprantamas ir kritinis mąstymas. Egzistuoja daug nesutarimų išsiskiriančių požiūrių, tačiau pats požiūris nėra savaiminė vertybė. Jis turi būti argumentuotas ir pagrįstas. Dažnai tai supaprastintai suvokiama kaip nuolatinis abejojimas, neva savos nuomonės turėjimas. Kyla pavojus, kad jauni žmonės savo nuomonę beveik visada formuos kaip opozicinę mokytojams, tėvams, tam, kas rašoma knygos ir visuotinai priimta. Kodėl aš turiu gerbti mamą ir tėtį? Ką man ta Lietuva? Kodėl turėčiau tau padėti? Kas man iš to? Taigi, suprantate, kad dėl instrumentiškai taikomo kritinio mąstymo kyla daug nereflektuotų pavojų. Mokyklose dar tebėra supažinimas su politinėmis, ekonominėmis arba vadinamosiomis kultūrinėmis epochų sąlygomis. Tačiau jose neformuojamas vertybinis žvilgsnis į šią istoriją, neperprantama atitinkamos epochos sąmonė ir žmogaus būsena joje. Tad turime daugybę faktų, kurių negalime susietai suvokti. Mūsų sąmonė nesusiformuoja atitinkamas kontekstas, be kurio kultūra suprantama kaip atsitiktinė, egzistuojanti konkrečiame laike. Taikome vienintelį dabarties kontekstą ir tuomet pradedame vertinti epochas, primesdami jam savo normas ir diskursą. Pradedame pabrėžti, kad karalius Mindaugas buvo tikras niekšas, negerba žmogaus teisių, kai net nesugebame papasakoti, kuo jis svarbus ir reikšmingas Lietuvos idėjai. Svarbu tik, kad atsimintume epochą, nesusipainiojus tarp datų savo atmintyje, nes tik jomis ir tą galima pabandyti kažką susidėlioti. Kaip profesorė Viktorija Daujotytė yra minėjusi, kiekvienas paauglys dabar žino daugiau nei žinojo Aristotelis, bet kažin, ar yra nors vienas paauglys protingesnis už Aristotelį? Išsilavinimas juk yra tai, kas lieka pamiršus, ko tave mokė mokykloje. Jeigu mus moko datų, vardų, pavadinimų, tai galiausiai pamažu išsitrina. Tai klausimas, o kas tada lieka? Aš iš mokyklos prisimenu susitikimus su asmenybėmis ir tekstais, kurie nebejotinai tapo mano autoritetais. Autoriteto idėja yra tam tikras vertybinis orientyras, moralinis precedentas, suteikiantis gyvenimui vertikalų matmenį. Tai ir yra ugdymas per didžiuosius pasakojimus, pasakojančią asmenybę. Tik asmenybė gali išugdyti asmenybę. Nereikia bijoti autoritetų, jų sieti su neva moralinė ir ideologinė prievarta. Tiesa, iš pradžių tu kalbi savo autoritetų kalba, bet vėliau neišvengiamai atsiranda ir sava autentiška kalba. Autoritetas tai nestabas. Santykis su juo gali būti dvejopas, tai gali teikti arba neigti, tačiau savo neigimu patvirtinti autoriteto buvimo faktą. Kaip Vytautas Rubavičius yra minėjęs, apsisprendimas būti savimi tai jau iš manęs kylantis atsakas.
Turime suvokti, kad mokytis visų pirma turi būti autoritetas, kad vaikas matytų vertybinio stuburo ir asmenybės pavyzdį. Ugdymo programos yra hierarchinės, tačiau dabartinė demokratinė santvarka iš pamatų nesutarė su kanonu. Akcentuojama imanencija yra egalitarizmas, laiko širdis yra dabartis, praeitis yra svarbi tiek, kiek galima panaudoti ir išnaudoti dabar. Europietiškas kanonas siejamas su vertikalia orientacija, jis intelektų ir jausmų dariniams teikia skirtingus rangus, vadovaujasi atmetimo strategija, tačiau neilgam. Jau dabar siūloma technologijų, populiariosios kultūros pagalba priartinti mokomus dalykus prie vaiko, kitaip tariant, kalbėti jo kalba. Mokytojai dabar turi leisti keisti kultūros objektus, kad įtikintų moksleivius, jog Hamletas gali teikti tokią pat pramogą kaip ir Hario Poterio nuotykiai. Kanonas, kultūros klasika mokyklai yra svarbus, nes jose yra atrankos ir kritikos standartai, reikalingi dabarties žmogui atsirenkant tai, kas reikšminga, nuo to, kas laikina ir nevertinga. Mokykla dabar taip pat dažnai būna kritikuojama tuo, kad jai trūksta praktikos. Pamirštama, kad su kultūra ir tradicijos įsisąmonimu siejamas interpretacijos metodas yra suvokimas veiksmu. Jame glūdi ir moralinis aspektas. Interpretatorius šiam analitiniam ir kritiniam procesui atsiduoda savo būtybę. Jo pasirinktų reikšmių ir vertybių traktuotės įveiksminimai kyla nežvelgiant iš šalies. Tai rizikingas jo angažavimasis ir atsakas. Deja, tenka pripažinti, kad mokykloje skatinamos interpretacijos toli gražu nėra susijusios su autentišku santykiu. Tai veikiau antrinio ar net tretinio diskurso spindžiai, kuomet stengiamas pagal atidirbtas schemas sudėlioti reikšminius akcentus ir pasiduoti begaliniai fantazijai. Fantazijos šiukštu nereikia painioti su vaizduote. Vaizduotė tai proto vaizdinių perkeliamas į idėjas. Vaizduotė generuoja pasaulį, yra kūrybinė galia. Kai tuo tarpu fantazija nurodo pati į save. Tai gali būti susijęta su dabar tokiu populiariu reiškiniu kaip kūrybinis mąstymas, kuris turi ryšį tik su pačiu interpretatoriumi, yra autoreferentiškas. Šitoks ne-santykis yra neautentiškas ir jokių būdų neskatintis dialogą su kultūra ir jos tradicija. Virginijos Būdienės, prezidentas patarėja švietimo klausimais pasisakymai apie švietimo kelią kūrybinės visuomenės link, šiuo atveju yra simptomiški. Žmonės nemąsto abstrakčiai ir nekuria vakuume. Esmingai įsisąmoninti ir tai, kad originalumas, kurio nebuvo klasikinėje kultūroje, pačia šio žodžio prasme yra manomas tik save suvokus kaip esanti tam tikroje tradicijoje. Originalumas tai naujumo antitezė. Šio žodžio etimologija byloja apie užuomazgą ir steigti, grįžimą substanciją ir formą prie pradmenų. Būtent savo originalumu, savo dvasinę, formalią jėgą, estetiniai išradimai būna archaiški, susijęs su kultūros tradicija. Jose plaka tolimų ištakų pulsas. Tik turėdami teorinį pagrindą galime būti kūrybiškai laisvi, interpretuoti pirminius šaltinius ir susikurti su jais santykį, kuris gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Hannah Arendt, taip pat beje rašiusi apie auklėjimo krizę, teigia, jog kultūros kaip paveldo įpėdinystės idėja leidžia laisvai rinktis, tačiau tuo pat metu saugo, kas įgyta nuo sunaikinimo. Ta pati galima pasakyti ir apie ugdymą. Jis, saugodamas ir puoselėdamas tradiciją, besiremdamas autoritetu, vaikui padeda susiformuoti pasakojimą apie tai, kas jis jau yra. Tik tai suvokęs ir įsisąmonęs, jis gali susikurti pasakojimo tęsinį, kuris gali radikaliai skirtis nuo savo įžangos. Jam telieka savęs paklausti, ką reikštų išpildyti šį savo gyvenimo pasakojimą sėkmingai. Grįžtant prie Prometėjo, reikia suvokti, kad šis pasakojimas, paremtas per didelę žmogaus savikliovą, skatina ne keisti šį pasaulį, bet gauti pamatą, ant kurio tiek jūs, tiek aš stovime. Manimas, jog visa, kas buvo šiam pasaulyje sukurta, skendi tamsoje ir tai reikia išlaisvinti kiekvieno žmogaus kritinės ir kūrybinės galias, yra klaidingas ir destruktyvus. Ačiū. Aš suprantu, kad aš esu broliu